Gerą dieną, mėlyjeji žiūrovai, sveiki prisijungę prie Gyvūnų šerifai kanalo. Mes esame dvi Ievos, aš esu Ieva Delininkaitytė. Aš esu Ieva Matusevičiūtė. Ir turbūt reikėtų papasakoti, apie kągi šis kanalas bus. Gyvūnų šerifai organizacija ir idėja šiam kanalui gimė iš didelės meilės gyvūnams ir noro jiems padėti. Tai mes tapsime tokiu savotišku jų balsu. Savo rubrikoje kalbėsime apie aktualiją susijusią su gyvūnais tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje. Na ir kviesime jūs kartu diskutuoti, dalintis įvairiomis temomis, istorijomis ir ieškosime kelio į žmonių sąmoningumą. Taip, ir gal trumpai šioje laidoje mes apžvelgsime Gauso istoriją, taip pat apkalbėsime kačiukų istoriją ir turėsime keletą pozityvesnių naujienų iš Lietuvos ir pasaulio. Taip pat dar turėsime ir Jurgos Baltrukonytės tekstą. Taip. Taip pat norime paminėti mūsų laidos rėmėjus VetPet LT. Tai yra veterinarijos klinika, įkurta 2012 metais, subūrusi profesionalių specialistų komandą. Įmonė teikia kvalifikuotas ir kokybiškas veterinarinės paslaugas, jauni ir veržlūs įmonės specialistai puikiai išmanantis bei mylintis savo darbą. Ačiū Jums, ačiū, kad patikėjote mumis. Na ir taip pat norime paminėti, kad jeigu jūs turite kažkokių temų arba įvairiausių istorijų, būtinai galite rašyti mums į elektroninį paštą gyvūnušerifai@gmail.com. Taip, labai prašome įsitraukite, būkite dalis šios kuriamos bendruomenės. Taigi dabar pradėsime nuo mūsų pirmosios temos. Gauso istorija, tai visoje Lietuvoje nuskambėjusi istorija, kuri įvyko Ariogaloje, kuomet girti šeimininkai ne tik stipriai sumušė, bet ir gyvą užkasė savo šunį. Tai policija gavo pranešimą, atvyko ir ačiū Dievui atvyko laiku, spėjo šunį išgelbėti, jis buvo nuvežtas į klinikas ir tenai jam buvo suteikta pagalba, tačiau tai buvo išties išskirtinio žiaurumo įvykis Lietuvoje, kuris turbūt dėl to tiek visus ir sujaudino. O kas nutiko šeimininkams? Tai prasme, jie kažkaip liko nubausti, kas jiems nutiko? Taip, tai mano žiniomis jie buvo sulaikyti, dar konkrečios bausmės jiems nėra. Labai norėtųsi tikėti, kad jie bus tinkamai nubausti už tokio lygio žiaurumą su gyvūnu. Tačiau būtent tai ir galbūt sukėlė diskusijas ir būtent apie bausmes ir ar jos yra adekvačios tam žiaurumui, kuris būna įvykdytas prieš savo augintinius. Tai šiuo metu peticijos LT galima rasti peticiją, kuri siūlo keisti baudų dydį ir didinti baudas iki 6 000 eurų bei laisvės atėmimą iki 2 metų. Šiai dienai laisvės atėmimas gali būti iki 1 metų, bet ji kaip ir nėra taikoma. Dažniausiai bandoma viešaisiais darbais arba bauda. Bet aš esu girdėjusi, kad būtent tie viešieji darbai su jais yra pakankamai sudėtinga, nes dažniausiai žmonės, tarkim, jeigu nesugeba susimokėti baudos, tai jie gali kaip ir pasirinkti viešosius darbus, bet dažnai jų atsisako. Taip, tai tokiu atveju jie turbūt gautų tą finansinę baudą, bet ar jie gali ją sumokėti ar negali, čia yra kitas klausimas ir turbūt būtent tai ir apsunkina labai tas bausmes, jeigu žmogus negali sumokėti, tai galbūt todėl peticijos autoriai ir norėtų griežtinti būtent laisvės apribojimo šitas bausmes, kurios galbūt kažkaip šiek tiek sustabdytų tuos smurtautojus. Taigi, dėl to peticijos LT galite rasti peticiją, kurią pasirašė jau 65 000 žmonių ir prisidėti prie galbūt tam tikro pokyčio, kuris galbūt sumažintų tų atvejų žiauraus elgesio su gyvūnu. Ir aš manau, kad mes įdėsime peticijų linką į mūsų aprašą arba video apačioje. Taip, tai prašom, jeigu tikite ir pritarėte šią idėją, pasirašykit. Taip, o aš dar turiu klausimą. Man atrodo, jeigu neklystu, kad jeigu yra pakankamai maža bauda, tai antstoliai, sakykime, neišieško, taip? Neįsivaizduoju, bet manyčiau, kad tai turėtų būti, jeigu jiems neverta ieškoti, tai tikrai galbūt tas baudos didinimas ir priverstų kažkaip įsitraukti antstolius ir išieškoti tų pinigų. Tai manau, kad labai svarbu yra susivienyti ir padėti, kad tie pokyčiai vyktų ir dauguma pokyčių ir prasideda nuo mūsų. Tai.
Aš dar esu girdėjusi tokį mini faktą apie tai, kad pernai vien policija fiksavo 24 atvejus, kai augintinis buvo sumuštas, dalis jų neišgyveno, o šiemet tokių atvejų jau yra 7 atvejai. Ir kol kas rašoma, kad Seimo nariai baudų didinti neplanuoja, ant kilimėlio žada kviesti tik tais veterinarijos tarnybą. Taip, tai manau gyvūnų mylėtojams yra skaudu klausyti tokių faktų ir man pačiai yra labai išties skaudu ir norėtųsi, kad tos bausmės būtų griežtesnės, kad žmonės iš tiesų neštų atsakomybę už savo veiksmus ir galbūt tokia yra įdomi gal ne praktika, bet užsienio praktika, tiksliau praktika ir teisės aktai krypsta ta linkme, kad augintinį siekiama prilyginti šeimos nariui, o pas mus Lietuvoje yra šiek tiek kitokia situacija ir tai būtent šį sakinį pasakė advokatė Dovilė Užkurienė ir manau, kad tikrai tas labai jaučiasi, kad mes gyvūną vis dar laikome tokiu vos ne kaip daiktų, o ne šeimos nariu. Tai manau, tai tikrai labai rodo mūsų tą bendrą tokį suvokimą apie gyvūną. Aišku, jis keičiasi ir ačiū Dievui, bet tie pokyčiai galbūt nevyksta taip greitai, kaip norėtųsi. Todėl ačiū visiems tiems, kurie rengia peticijas, kurie stengiasi pakeisti esamą situaciją. Iš tiesų kartu, manau, mes galime labai daug. O Ieva, kas nutiko dabar? Kaip laikosi Gausas? Gal žinai? Taip, tai paskutiniais duomenimis Gausas buvo paleistas iš ligoninės, jis yra Nuaro prieglaudoje ir ieškosi savo naujų namų. Tai jeigu, kai išeis epizodas, jeigu Gausas vis dar ieškos naujų namų, nueikite į Nuaro Facebooko puslapį ir jeigu jaučiate, kad galėtumėte tapti Gauso naujais namais, mylinčia šeima, tai būtinai susisiekite su Nuaro organizacijos vadovais. Tiesa, aš irgi turiu istoriją, kuri nėra labai jau tokia maloni. Viena sekėja pasidalino savo istoriją, kai prieš kažkiek laiko jinai savanoriavo prieglaudoje. Ir pas ją netyčia atklydo kačiukas, kuris buvo tragiškos būklės. Kaip mergina prašė, katino kaktoje buvo žaizda, kailis buvo purvinas ir susivėlęs, o katinas buvo alkanas. Jinai toliau rašė savo poste apie tai, kad kačiukas jisai kelis kartus net migravo. Kai mergina rado kačiuką, jinai iš karto, žinoma, jį nuvežė į veterinarijos kliniką, kad jį patikrintų. Veterinarai įsileido tam tikrų vaistų, patikrino, viską padarė, kad jisai būtų sveikas ir galėtų toliau gyventi. Ir rado čipą, pasirodo, kad jisai turėjo šeimininkę. Sekančią dieną buvo susisiekta su šeimininkė ir kačiukas buvo grąžintas šeimininkiai. Bet kačiukas po to kelis kartus net migravo ir vėl buvo išmestas iš namų, nes pasirodo, dar irgi sekėja rašė apie tai, kad kačiukas negalėjo gyventi namuose arba eiti į tuos pačius kambarius, kaip ir šeimininkės vaikai, aš kaip supratau. Nes vaikai buvo kaip ir alergiški, tai kačiukas tiesiog buvo kaip ir išmestas į gatvę. Ir taip jisai migravo net kelis kartus, o veterinarinė tarnyba būtent jį visą laiką ir grąžindavo šeimininkiai. Tai man tada kyla klausimas, kodėl, kur akivaizdžiai yra teisės aktai, net moteris buvo, ta mergina parašęs poste, tam tikrus įstatymus. Tai pavyzdžiui, yra vienas punktas apie tai, kad veterinarinės pagalbos nesuteikimas, kai gyvūnams tokia pagalba būtina. Tai yra kankinimų laikomas veiksnys. Taip pat gyvūnų laikymas jų rūšies amžiaus, fiziologijos ir elgsenos netitinkančiamis teisės aktuose nustatytomis sąlygomis. Taip pat nepakankamas gyvūnų šėrimas ar girdimas irgi laikomas prie kankinimo. Tai kodėl buvo pažeisti įstatymai ir vis tiek grąžinta? Labai išties tokia liūdna istorija ir ačiū labai žiūroviai, skaitytojai, kuri nusprendė pasidalinti šią istoriją. Iš ties, manau, labai keistas galbūt tarnybų sprendimas grąžinti į smurtaujančią aplinką tą gyvūną. Nežinau, net galbūt kažkas iš mūsų žiūrovų gali patarti, ką tokiu atveju daryti, ką tokiu atveju kaip reikėtų elgtis su tuo gyvūnu, jeigu jis vėl yra grąžinamas ir tada atsiduria pas tave, galbūt
ar jį pasilikti sau, ar jį nunešti į kažkokią kitą prieglaudą, bet kadangi jis čipuotas, tai jisai be abejo visada atsidurs pas savo šeimininką. Tai galbūt įtraukimas policijos pareigūnų būtų vienas iš tų variantų, nežinau, ar skaitytoja kreipiasi į policijos pareigūnus, kadangi tai yra žiaurus elgesys su gyvūnu ir tai atitinka visus tos straipsnius, kurie ir kalba, kas yra žiaurus elgesys su gyvūnu, tai iš tiesų galbūt reikėtų ir vertėtų kreiptis į policiją ir pabandyti bent jau sustabdyti tą grąžinimą į smurtaujančią aplinką. Kas svarbiausia, kad buvo aprašyta būtent toje istorijoje tai, kad prieglauda priėmusi tą kačiuką, jį, ta prasme, suradusi, tenais paglobojusi šiek tiek, jinai net siūlė šeimininkiai, kad jie gali jį pasimti. Bet šeimininkė nesutiko. Jinai sakė, kad ne ir dar net buvo apšaukus tą merginą, kad čia jūs pagrobėt mano katiną. Vau. Siaubas. Tikrai labai norėtųsi, kad tokios istorijos nesikartotų ir nevyktų, bet dėja jos vyksta. Tai labai, manau, svarbu yra kalbėti, ieškoti atsakymų ir bandyti tą situaciją kažkaip keisti. Ir manau tai, kad mes apie tai kalbam, kad mes apie tai diskutuojam, kad mes viešinam tokias istorijas, jau yra žingsnis į priekį. Man atrodo, kad reikia kuo daugiau viešinti tokių istorijų ir pranešti būtent apie tą gyvūnų smurtą, nes mes tikrai matome žymiai daugiau gyvūnų patiriančių smurtą, negu gauna, tarkim, policijos jų įrašų ar kažkas. Taip, tai jei pernai metais buvo 24 pranešimai, tai tikrai ko gero jų yra daugiau, tiesiog galbūt žmonės nesikreipia į policiją, tai manau tie skaičiai realybėje galbūt yra šiek tiek didesni. Taip. Tikiuosi, kad tik šiek tiek. Taigi, dabar eikime prie trečiosios mūsų temos. Tai yra Jurgos Baltrukonytės postas, kuriuo jinai pasidalino savo paskyroje. Galbūt aš jį perskaitysiu, ypač tiems, kurie negirdėjo šios istorijos ir norėčiau šiek tiek padiskutuoti su tavim, Ieva, apie šį postą ir kaip mes galėtumėm elgtis panašioje situacijoje. Taigi, šį vakarą Vilniuje prie Mo muziejaus keistai apsirengę jaunuoliai spardė šunį ir filmavo išsigandusias merginas. Aš tuo metu ėjau pirkti šokolado kultūriniam renginiui, pagaliau nelyjo, gražu ir gera širdyje. Tik po visko, kai raminau merginas ir sakiau, ką reikia daryti, jei vėl taip nutiktų, supratau, kad sureagavau pagal planą. Rėkdama paklausiau, kas nutiko, ar viskas gerai. Labai blogai atsakė merginos. Iškart paskambinau policijai. Vaikinai gal 6-7 vis dar filmavo merginas, jas stumdė, įžeidinėjo, spardė šunį. Bet skambinimas policijai ir artėjanti pikta, kaukianti sirena moteris, aš, juos išgąsdino. Visiems patariu, iš karto nelaukiant, garsiai rėkti, kad bėda, iškart skambinti policijai, jei įmanoma, ir aišku, nestebėti tokių situacijų rūkant. O taip ir buvo. Aplinkinių kavinių barmenai, tikraigi matėt stovėdami lauke. Koks geras jausmas, kai merginos dėkojo, Marta džiaugiasi, kad yra pilietiškų žmonių, aptariam apie saugumą, ką reiktų daryti, jei situacija pasikartotų. Šiaip jau nemiegokim ir nerūkykim ramiai, jei kažkas negero vyksta šalia. Wow. Taip. Aš esu apšalusi ir man labai keista, kodėl žmonės viešoj vietoj, ir aš kaip suprantu, jų buvo tikrai pakankamai daug, ir jie visiškai nesėmė jokių veiksmų. Yra toksai labai įdomus momentas, aš kai mokiausi socialinę psichologiją, mes būtent kalbėjom apie tai, ką daryti, kai kažkas tau vyksta blogo, kažkas tave užpuolė arba kaip šiuo atveju. Ir kai mes prašom pagalbos, manau, yra labai svarbu apie tai pagalvoti, kai mes prašom pagalbos, mes kreipiamės bendrai, padėkit. Ir net jeigu stovi 10 žmonių, tai yra tai yra kolektyvinė atsakomybė. Ir kiekvienas iš tų žmonių galvoja, kažkas padės turbūt. Kažkas padės, nes mūsų čia tiek daug. Nusimeta atsakomybę. Visa tai taip. Ir tiesiog įvyko, iš kur atsirado socialiniai psichologijai šitas toksai fenomenas tos pagalbos, tai kai buvo daugiaaukščiame name, buvo nužudyta mergina, jinai kvietėsi pagalbos ir policija klausė visų gyventojų, jų ten buvo labai daug, kodėl jūs nekvietėt policijos, ir visi sakė, tai aš galvojau, kad kažkas jau iškvietė, Tai iš to ateina tokia kaip ir taisyklė, jeigu kažkas atsitinka ir yra aplink žmonių, mes nesakom padėkit bendrai, mes išsirenkam konkretų žmogų minioje, tu su juoda maike ir blondiniškais plaukais padėk man.
tada mes tą atsakomybę padėti konkrečiai perkeliam žmogui. Tada yra daug sunkiau nieko nedaryti. Nes aš jau konkrečiai tave kreipiuosi, aš tavęs prašau pagalbos. Tai vat, mes dabar, kadangi ir diskutuojam, kokia mūsų kaip visuomenės atsakomybė ir rolė ir ką mes galėtumėm daryti. Nebūtinai, kai kažkas blogo vyksta su gyvūnu, bet ir su žmogum, kažkoks užpuolimas, kažkoks smurtas ar nesvarbu, mes esam dalis visuomenės. Ir mes vienaip ar kitaip, manau, turėtumėm bandyti padėti. Ir būtent, kai prašai pagalbos, yra labai svarbu būti konkrečiam. Kreiptis į konkretų žmogų. Konkrečiam žmogui sakyti, prašau, skambinkit policijai, jūs su raudonu švarku, jūs, prašau, ateikit man, padėkit. Paskirstyti konkretiem žmonėm darbus. Šito aš net nežinojau iš tiesų, kur atrodo, lyg jeigu tu kreipsiesi į visą visuomenę, tai tikrai didesnis šansas, kad kažkas ateis pagelbėti, bet gal ir tiesą sakai, kad tada tiesiog žmonės pagalvos, kad gal kažkas kitas ateis, aš čia nusimuilinsiu ale ir niekas tada neateina padėti. Taip. Ir dar, manau, Jurga pati minėjo, tikrai, manau, yra labai geras būdas garsiai rėkti. Aš šitaip daryčiau pati. Aš manau, aš irgi tiesiog pradėčiau nuo garsiai rėkti, atkreipti kažkaip dėmesį, aišku, pačiam bandyti eiti padėti, kartais gali būti rizikinga, visą laiką turim pagalvoti apie savo paties saugumą. Bet kita vertus, jeigu, tarkim, yra ten keli tie vyrai ir kažkas, koks tu turi būti menkystas žmogus, kad galėtum užgauti, tarkim, atėjusią moterį, kuri atėjo pagelbėti kažkaip, ta prasme. Taip, bet žmonių tikrai yra visokių, todėl reikia stengti apsaugoti save visų pirma. Tai manau, kad būti ta tokia gyva sirena, garse, didelė, mosekuot rankom, rėkti, tikrai nebijot būti visiškai crazy ir atrodyti kaip visiškai crazy žmogus. Manau, tas tikrai labai išgąsdina, nes žmogus nesitikė, kad kažkas gali taip reaguoti, tai kai tu pradedi reaguoti kažkaip labai stipriai iš toli, tai tada tikrai atkreipia ir daug daugiau dėmesio aplinkinių žmonių, jie pastebi, kad kažkas yra ne taip, o tada jau galima prašyti pagalbos konkrečių žmonių ir bandyti tą situaciją spręsti ir aišku iš karto skambinti policijai. Aš tai dar galvoju, tas rėkimas gal mums lietuviams tokia kaip tyliai ganėtinai tautai atrodo ganėtinai keisti ir gali pagalvoti, kad oi čia kažkas mane pamatys rėkiantį gatvėje, tai pagalvos, kad aš čia kažkoks esu išprotėjęs, bet man atrodo, kad kaip tik šitą dalyką reikia nusimesti, nes tas rėkimas, bet ir išgąsdina iš tiesų, kaip sakai, ir gali galbūt kažkam išgelbėti ir gyvybę. Taip, ir iš ties manau, kad labai svarbu tą asmeninę atsakomybę prisimti ir mes tikrai matome, kad kartais dalykai vyksta ne taip, kaip turėtų vykti arba vyksta kažkas šiek tiek negero ir neignoruokim, būkim sąmoningi, reaguokim, saugokim save ir vienas kitą. Man atrodo, toks būtų mano palinkėjimas. Dėkojame Jurgai už šį nuostabų tekstą ir jos pasidalinimą. Na, o Ieva, gal tu turi kokių linksmesnių naujienų? Taip, ir dabar mes pradėsime savo tokią rubrikėlę, kuri bus kiekvienoje laidoje, kai apkalbėsime apie linksmesnės naujienas Lietuvoje ir pasaulyje. Ir pirmoji naujiena, kurią šiandien esame jums paruošę, yra apie katiną Larį, kuris yra iš Didžiosios Britanijos ir iš kurio prancūzų žurnalistė nusprendė paimti interviu. Laura Calmus. Kol Britų premjeras su žmona susitikinėjo su Prancūzijos prezidentu Macronu, Laura pakalbino šį katinuką. Šis katinas yra tokia kaip ir žvaigždė. Platformoje X šis katinas turi virš 800 000 sekėjų, yra tikrai išties labai populiarus. Jam yra 18 metų ir jis nepabijo pasisakyti platformoje X apie politiką. Tai tikrai, jeigu apie jį nesate girdėję, Larry the Cat galite susirasti platformoje X ir pasekti šį fenomenalų katinuką iš Didžiosios Britanijos. Taip. Man atrodo, jis turi daugiausiai politinių paslapčių sukaupęs. Ieva, tu turi augintinių? Kokį šunį arba katę? Neturiu, bet visada, kai buvau mažesnė, turėdavau šunį ir labai dabar noriu šuns, bet kadangi mėgstu pakeliauti, tai noriu įsigyti šunį, kai jau nebekeliausiu ir galėsiu būti su juo. Aha. Nu, tai gal tada šitą naujieną tau dalinai prisitaikės, arba gal kada nors ateityje prisitaikės. Bet
Čia turėtų suklusti visi šunų ir kačių savininkai. Kiti gali neklausyti, nebent paukščiukus augina. Tada irgi galima pagalvoti, kad reikėtų atkreipti dėmesį. Tai mokslininkai nustatė, kad keturkojų draugų laikymas namuose gali būti susijęs su lėtesniu kognityvinių funkcijų silpimu senstant. Tai reiškia, kad jeigu, tarkim, žmogus laiko šunį, jisai išlaiko aštresnę atmintį, daugiau sulaiko dėmesį ir išlaiko tam tikras emocinis susijaudinimas. O kačių savininkams lėčiau silpsta verbaliniai įgūdžiai, tai reiškia, kad jie galbūt daugiau kalbės arba rašys. Na, o jeigu aš jau prakalbau apie tos paukščiukus, tai pasirodo, kad paukščiukų auginimas gali turėti net neigiamą įtaką, nes pasirodo, kad jų skleidžiami visi garsai gali turėti įtakos miegui būtent. Wow. Ir manau, dar tikrai, kas prisideda prie šunų turėjimo, dar vienas pozityvus dalykas yra tas, kad daugiau vaikštom, daugiau išeinam į lauką, nesvarbu koks oras, o jų judėjimas yra gyvenimas, tai labai džiugu, kad dar daugiau visokių pozityvių dalykų yra su šuniukų turėjimu. Na ir užbaigsime savo pozityves naujienas su kursingo varžybomis. Tai Lietuvos medžioklinių ir sportinių šunų klubas kviečia rugpjūčio 9 dieną kurtus, antikinius kurtus, basendžius, rodezijos ridžbekus ir lietuvius kalikus dalyvauti lure kursingo varžybose. Renginio vieta – Kazimiero Olšausko 17, Žeimiai, Imbarės seniūnija, Kretingos rajonas. Tai jeigu turite tokį šuniuką, atvykite į šias varžybas, turėtų būti labai smagu ir įdomu. Taip, ir šuniukai galėtų dar kartu ir pabendrauti. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Šiandienai bus tiek. Svarbiausia, ką noriu paminėti, kad mes būtinai laukiame jūsų istorijų, temų. Rašykite viską, kas tik tais jums šauna į galvą į mūsų elektroninį paštą gyvūnušerifai@gmail.com. Ir dar paminėsiu, būtinai nepamirškite pasirašyti peticijos.lt už gyvūnų išsaugojimą ir didesnių bausmių didinimą. Taip, ir įdėsime visas nuorodas į video aprašymą. Ir dar norėčiau paminėti, ačiū labai, kad žiūrit, spauskit like, subscribykit mūsų kanalą, aukim visi kartu. Ir labai ačiū, kad žiūrėjot, saugokit save ir šalia esantį. Iki kitų kartų. Iki.